Sveiki bičiuliai, sveiki žvejai ir nežvejai. Jūsų dėmesiui nauja valtis Voly 3,80 m. Sveria jinai 170 kg, visi parametrai yra kaip prieš paskutinio modelio 435, tai yra plotis, denio išpildymas, denio dizainas, dėžutės tos pačios tinka, paskui mes įlipsim į valtelį ir parodysiu integruojamos dėžutės, kokias ten galima daryti komponuotę. Štai šitos plokštumos yra truputėlį nuleistos, tai padidina jo stabilumą. Dar vienas dalykas, štai šita galinė dalis. Jinai turi šiek tiek linkimą žemyn, tai kai kada gyvenime būna poreikis statyti kažkokį trimtabus tos vadinamus, kad į glistą greičiau keltų, kad tas galas greičiau atsikeltų, tai dabar jau pati valties forma turi šiek tiek tokį nuolydį, kad pagerinti plūdurumą ir jinai greičiau išsikeltų į glistą. Bandysime mes šiandien su 20 arklio galių varikliuku. Pasižiūrėsim, kaip jinai plaukia maksimaliai, kaip jinai su mumis, su dviem keleiviais. Šita dalis lygiai taip pat kaip per 435, tai jeigu mums reikėtų išlipti iš vandens, tai turim tokias patogias rankenas, tokią aikštelę, kad mes galėtume, įsilipti į valtelę. Tos dėžutės yra neužtvirtintos dabar, tai yra nauja valtis, mes neužtvirtinom. Ta dėžutė dedasi arba prie dešinio, arba prie kairio borto. Tai jeigu mes sėdim prie rumpelio, tai mes šiandien turim tokios erdvės, pusiau taip sėdėti pusiau šonu, taip valtelė, motoriukas taip, rumpelis taip. Čia mes turim tokios erdvės, mes galim pasistatyti kokį tai meškerių laikiklį, įsidėti kotus ar kokią tai lentynėlę. O štai šitoj pusėje dėžutė. Šita dėžutė, komplekte ateina su tokiais sraigtais. Specialiai tokie sraigtai yra, kad ją būtų galima pritvirtinti, kad jinai ten stovėtų, laikytųsi ir nejudėtų. Lygiai ta pati situacija yra su galinė dėžė. Ją galima išimti, ją galima pasistumti truputėlį ten į galą arba šiek tiek į priekį. Lygiai taip pat atsidaro dangtis, taip pat yra tokie įdėti sraigtai, kada mes ją galim prifiksuoti prie dugno, prie šonų. Labai paprastas pritvirtinimas. Dabar čia yra tokie išėmimai. Ir su modeliu 435, tokie jau išmanų žvejai, mes matėm tokį pavyzdėlį. Štai šitas išėmimas, jisai įsidėjo tokią plokštumą, nežinau, kažko jis ten padarė, fanierą greičiausiai, arba kažkokia kita medžiaga. Čia užsitvirtino, gavosi tokia platforma jam žvejybai, kada jis gali atsistoti aukščiau ir spiningauti. Taip pat galima įdėti tada kėdės lizdą kažkokią tai ir pasistatyti kėdę, kada gali stovėti aukščiau. Tai dar galima, aišku, pasidaryti dėžutę po apačią, vienu žodžiu, šiek tiek pridėjus darbo, neypatingai daug, truputėlį patuningavus, šitą valtelę galima paversti tikrai gera žvejybinė valtimi. Taip pat turime stacionariai, jau čia yra padaryta priekinė dėžutė. Visos dėžutės, netgi tos įdedamos dėžutės yra sauso tipo. Jos turi padarytą tokį latakėlį, kada lietaus vanduo per čionais išteka į denį, arba taip pat yra skylė padaryta čionais iš tos daiktų dėžės irgi ištekėjimas į denį. Tarkim, jeigu mes įsidėtume, pavyzdžiui, virvę šlapę, inkarą kažkokią, tai nusisausina šitą dėžutę nuteka, arba galim dėti kitus sausus daiktus. Nes jeigu denyje būtų daug vandens, tai tą ištekėjimą drenažo takiaurimą yra aukštai ir tas vanduo, tarkim, denyje jau turėtų būti labai daug vandens, kad jis pasiektų ir užpildytų priekinę dėžutę. Grindelės yra suformuotos taip, kad jos turi gana gilius tokius, kanalus ir šonuose, ir per centrą. Tai netgi daug vandens esant, jūs vaikščiosite sausai, nebus problemų, kad jūs, čia yra vandens, o jūsų ten šlampa daiktai, ar tašė kokia žvejybinė, ar kojos, nes gana gilūs kanalai yra ir tas vanduo nusidrenuoja gale. Gale kaip ir klasika, tada, kada jūs išsikelsite tą valtį ant priekabos, atsidarysite drenažinį kamštį ir tą, valtį nudrenuosite. Tai lygiai taip pat patogu ją yra ir
nuplauti. Išplauti, ta prasme, įmat čepėti, tenais aukšto slėgio, neaukšto slėgio, su vandens srovė išsiplovėt, viskas ištekėjo per galinį drenažą. Šitą dėžę, aišku, racionaliausia būtų panaudoti įsidėti kūro baką. Jis pakankamai yra erdvi, 12 litrų kūro bakas šiandien telpa, tai pasidaryti kažkokią, reiškia, skylę, kad įsivesti kūro žarną ir įsidėti kūro baką čianai, kad jums denyje čia būtų vietos. Tai šalia kūro bako dar tilps kai kurie jūsų daiktai. Tai va, tai mes turim vieną dėžę gale, vieną dėžę šone, kam labai yra poreikis, galima dar vieną dėžę pastatyti ten prie kito borto, prie dešinio borto ir dar priekinę dėžutę, tai galima iš viso sukomponuoti 4 daiktų dėžės, susidėti daiktams. O gal jums čia nereikės, jūs čia pasidarysite kažkaip kitaip, daugiau erdvės valtyje bus. Tai sakyčiau, tokia valtelė žvejyboje 2 žmonėm yra gerai, vienam iš viso viskas čia būtų puikiai, erdvės, sočiai. Ką? Iššokam į ežerą, pasibandom, kaip jinai eina. Patiems labai smalsu, patiems labai įdomu. Naujas modelis, kaip ne kaip. Mes mėgstam tuos žaislus. Nu jo, va čia nes kai kojas pasidėti, čia dėžutės nereikia. Nu, matai, tu vis tiek turi va čia vasenėlį. Jo. Tai gerai, kad dabar pasibandom, per kiek čia laiko mes į glisiuką iššoksim, ne? 1, 2, 3. Glisas. Spidometras rodo 34 lygtai, o iš naujo įjungsiu. Gerai, biškis susnok Raimondai, perjungsiu. Įdomiai rodo kažkokiais hieroglifais. Ai. Grįžo kablelis į vietą. Aha. Gerai. Tai va, čia mes taip atrodom valtyje, dviese. Čia mūsų, va taip vat. Tiek mes čia užėmam vietos, kūro bakas būtų, aišku, ten dėžiai. Nu, ja, va taip va toks. Čia viskas atrodo. Šiandien yra sausio 30 dieną. Atrodo, tai yra paskutinė navigacijos diena, laukia +6, nu aišku, vėjas. Nu ką, pasibandom? Dar kartą glisiuką iššokti. Irgi šoninį taip pat ar bandyt biškį prieš bangą? Bandom prieš bangą, pasižiūrėsime, kaip mes šiandien taškomės, nes prausė mus neprausė. Hop. Mano rodo 34. Viduj sausa, bangų negaudom. Visai, langės pačiam. Ja. Tu turi savo telefoną? Tai pasibandom dar kartą. 33, 34. Magryna. Ką? Nesakau, grynas dabar va jau. Aha. Bet man čia labai keistai rodo, aš nesuprantu kažkoks tai. Pas mane nuliai kol kas, gal čia kokį palidovą kol sugaus. 3,2. Jo. Jau glisuoja 23, 31, 32, 4, 5. pas mane 3,4 kablis. 4, 5, nu tai 34,5. O, tau 3,6 buvo? Tai pajudinau. A. O dabar va turėtų. Nu, 3,4 jo, su vadegėlė, 3,4 su vadegėlė. Aišku, gal čia biškį dar pareguliuot kažką.
A, nu galim pasibandyti, jo. Jo. Gerai, tai tau beplaukiant aš tada čia pasivaikščiosiu darbiškai. Sėsiu priekin. Keturi. 34. O, pagerėjo. Kaip atsigavo variklis. Aha. Priekinoje variklis jaučiasi prispaustas. 368, 369. 368. 369, 37. Nes va, į priekį nueini variklis jaučiasi. Nu jo, kad visi laivai taip elgiasi. No. Sukiuką padarysim. Laikausi. Laikaisi. Užsigesino, ne? Bet tai čia jau beveik stojant, aš jau veidinėjau, bet šiaip tai ganėtų gražiai. Gerai. Bandom susukti bangą ir į ją ant greičio įvažiuoti dar. O, dabar va. O. Gerai. Dabar telefoną reikia dar susirasti tik tai kažkur. Tai. Iki galo. Tarkelė. Ne, tai su stabilumu dabar čia, nežinau, mes jau 100 kartų bandyta. Nu tai stabilumas čia. Dviesi ant to borto. Ne. Gerai. Tai tvarkelė tada einu už mašiną pasiimu ir... Hop.